šiandieną mes pamoką pradedame tokioje erdvėje, kurioje mes turėjom tik vieną pamoką. Ir šiandieną, ir turbūt dėl klausite, ką jūs turite tos rankos, ką mes darysime su jais. Aš norėčiau paklausti, kas galėtų įvardinti šios figūros pavadinimą. Trikampinis statusas, trikampinis. Koks tai tas statusas? Da, koks tai girdžiu iš šonį, dar kokį lygiakraštį. O iš tikrųjų, kaip manote, ar čia yra lygiašonis ar lygiakraštis? Vizualiai. Lygiašonis, nes viena kraštinė yra labai mažai trumpesnė už kitas dvi. Dabar taip, mes turime sienoje erdvę, kurioje mėginsime sukonstruoti vieną iš kažkokių vaizdų. Ir pavyzdžiui, neduosiu, pasižiūrėsime iš tikrųjų, ar gebame būti komanda. Einam taip ir klijuok savo figūrą ant sienos visiškai tiesiog, visai beveik kaip, ne, šitai vietai ne, labai negražiai vizualiai, tu tik klijuoji taip. Eina Augustas ir mėgina vieną iš kraštinių labai gražiai priderinti ir dabar pažiūrėti, Augustai, ar šią figūrą tu jam ateiti ar šią figūrą, kad būtų kiekviena figūra klijuojama turi labai gražiai sutapti, pasuk dar trikampį. Savo trikampį dabar suk ir kad būtų tokia pat kraštinės ilgis, ne šitai. Tu gerai buvai modeliavai. Tik tai tavo kraštinė buvo ne tokia. Kuri? Va, aš gerai. Ir mėgti gražiai, buvai gražiai padėliojęs. Nu va, pažiūrėjau. Turi būti, jeigu modeliuojam, vadinasi, viskas gražiai turi sutapti. Ar supratote užduotį kiti? Man tai pasirinko iš savo. Išmoksiu, o dabar mėgint, prie kurios dabar dėliuosi krašties, kad galėtumėm iš tikrųjų Augustai, mėgint man tai padėti. Taip, mėgint prie kurios dėsi, prie šitos, ar ne, šitą per ilgą, ar dar su trikampį. Visiškai netradiciškai. Jūs mėginote į vieną erdvę sudėti, faktiškai komanda taip ir turi būti vientisa. Na ir ką mes dabar čia galime išvelgti? Suknelė, ta... Varveklis. Žinant, kaip sakyti savo. Varveklis. Kažkoks. Užeinat, pasižiūrėčiai dabar iš neišos pažiūrėti. Ką mes čia turim? Piramidė. Kiek turime šiandieną mes narių? 11. Kadangi aš esu 11, ne, tai jūs šiandieną spręsite
10 sprendimų, taip, ir juos įsivertinti. Dabar einam į klasę, multimedija paruošta, užduotis paruoštas. Ačiū. Labą dieną, visiems šiandieną pradėsime mes pamoką tokia neįprasta užduotėlė. Jūs dabar visi galite nusisukit. Nusisukit. Aš paleisiu muziką. Nuo muzikos pradžios jūs turėsite kiekvienas sau skaičiuoti sekundes. Tik nepasimeskit skaičius. Nepasimeskit skaičius. Gerai? Ir kai sustabdysiu muziką, jūs jau turėkit savo skaičių. Paskui aš pasakysiu, ką su tuo skaičiu darysim. Savo skaičių, irgi man padėti, gerai? Tu parašysi eilę. Skaičių tu dėti kuos, gerai? Ten paėsiu. Ačiū labai. Prašau. 68. 68. 53. 53. 120. 68. 93. 93. 104. Pasiminkit klasę matematikoje. 150. Ai, 55. 55. Ir vieną triukštį. 55. Viską. 49. 70. 70. Ir man tokia 51. 50. Na ir dabar iš jūsų, kuris eisite prie lentos ir užrašysite intervalą nuo mažiausio iki didžiausio, bet jau kaip nelygybę. Kaip nelygybę. Kas norėsite kaip? Gustav. Mažiausią kokį turim? 49, taip? Imkime nežinomą jį. Atrodo, kad būna A, ne? Ir kaip tai atrodytų ta nelygybė, kaip mes skaičiavome laiką sekundėmis, tu imi juostą, ne? Tik ašies. Gerai, tada mes dar galėsime ir padėlioti visus tris variantus, galėsim parašyti ir intervalą tada grafiškai, ne tik grafiškai, bet ir skaičiais, taip? Taip, nulis, kiek tu turi pasižymėti, taip? Na, tiesiog jau taip brūkšniuoti nedėliau, o tiesiog pažymėti, kur yra 49, tai tarkim, čia turi 49, ne, ir turime patį didžiausią kokį sakinčių, pažiūrėkite, 120, ne? 120. Na ir kaip jeigu tada grafiškai nori atvaizduoti, ir šis čia turėtų taip pat būti, ar ne? Na ir ką mes darome, kai nuo iki
Ką dar reikia daryti? Tai užbrūkšnuoti ką. Bulštas faktiškai. Įvairiai. Ačiū. Nuo iki. Labai griežtai. Ar įeitų 49 ir 120. Kas tada eis užrašyti kaip nelygybę? Greitai, žinoma, tada turi. 49. Ne, taip, kiek svarina. 120. Bet jeigu pasakė konkretų skaičių, tai ar įeitų ar neįeitų? Dabar jinai ten tiesiog nepažymėjo taškų, ką mums reikėtų, ar ne? Ko trūksta? Jeigu pasakė konkretų, 49, 9 sekundės suskaičiavau, ko čia dar trūksta? Na, savybės. Mažiau arba lygų, daugiau arba lygų. Taip ir vienu ir kitur, ar ne? Nepasakė iki, ar ne? Tiesiog nurodė konkrečiai 49 sekundės. Taip. Tai čia turėtume dėti, ką bus, gal dar papildyti savo tada juostoje. Kokie taškai turėtų 49 būti ir 120? Užpildyti, tai padėti užpildytus taškus. Užpildytus taškus. Ant juostos reikėtų spalvinti. Taip? Taip, net juostos, o ant ašies. Na. Pasakytas, šiandieną mes pamoką pradedame irgi toje erdvėje, mėginsime atlikti vieną užduotį. Dabar prašau sudarinate kiekvienas pasiimate po lėkštę. Pasiimate po lėkštę. Imam po lėkštę. Dabar paklausykite, ką mes šiandieną turėsime atlikti. Eisime į koridorių, kiekvienas mesime savo lėkštę, tuo toliau. Ir po to skaičiuosime kiekvienas savo kojos pėdos kairėje, kiek iki jūsų lėkštės suskaičiuosime žingsnelį. Ir grįšime į klasę, užsirašysime ir paskui aš pasakysiu, ką padarysime. Gerai, tai dabar prašau. Sudedam visus žingsniukus ir reikės apskaičiuoti vidurkį. Na tai kas skelbia? Augustui leiskim. 18,78. 18, sakyk teisingai, kaip tik perskaityti tavo ženklą, ne? 18 sveikų. 3 kas? 100 per juos metą, ne? Ar 100-osios, ar 10-osios? 10. Pagaliau. Galim Augustai paaiškinti. Sudėjau visus paskaičius ir paėmiau iš kiek buvo žmonių girdėti. Nuo šaunuolis. Šiandieną, vaikai, mes turime Valentiną. Ir yra mano siurprizas jums irgi raudonas kas. Čia yra vaikai, nežinau, po vieną kišite, ne visiems galbūt ir teks. Imam ir ištraukiam, ką nori, ištrauk ir skaityk. Remdamiesi įgytomis žiniomis ir draugų pagalba išspręskite 10-15 nelyginių sprendimų. Taip. Kas manai, kas čia yra, ką tu ištraukai? Pamokos? Uždavinys, ar ne? Pamokos uždavinys. Klijuok prie kažkur, prie kibiro. Iš išorės, bet namėginti ištraukti.
skirstysitės poromis. Skirstysitės poromis. Priklijuok. Dar kažkur tai, ne? Guste, trauk tu. Sim kibirą, trauk. Trauk. Vertinsite savo žinias kaupiamais balais. Gerai, priklijuok. Na dar, Kotrynai, man atrodo, dar yra užduotis. Dirbsite porose pagal savo gebėjimus. Gerai. Dar, kas Augustui duokim, ar ne? Va, Augustai, kibiras keliauja pas tave, trauk. 4011. Palauk, pirmiausia, paskaityk, ką tu ištraukiai. Išspręskite galvos. Klausom. 4011 su pusė reikia atimti iš 12,1212, kiek gausite. Kiek gausite? Tai dabar mes sukonkretinkim, ką mes šiandieną veiksime, ne? Turėsime spręsti 10-15 nelygybių, dirbsime porose, taip, skirstysimės poromis, vertinsimės kaupiamaisiais balais, bet prieš tai spręsime galvosūkį. Tai dabar visi atsisėskite ir mėginkite išspręsti galvosūkį. Kas išspręs galvosūkį, toje dėžutėje tikrai yra siurprizas. Net tik tai savo pirmas. Tai dabar jau ne Valentinas, o tu dabar jau sprendi tą. Klausote atidžiai, dar kartą klausote sąlygą. 4100,5 reikia atimti iš 12,12. Penkias spalvas, taip? Visiškai aš ištraukiu tą spalvą, duodu tau. Net nežinodama, kokia jinai yra, ne? Tavo spalva. Nežinau, ką ištraukiu. Tavo spalva. Tavo spalva. Tavo. Pirmą. Kaip žinau. Žinot, kaip atiduodat čia duodat? Taip. Einu prie kitos pusės. Visiškai nemąstydama, einu ištraukiu, nes nežinau, kas. O! Nežinau, ką traukiu. Nežinau, ką traukiu. Visai nežinau, ką traukiu. Ir lieka Žymantui ir Remigydui. Jūs trys. Žymantai lieka tau. Na va, atiduodat ir sėdame porose. Labą dieną. Šiandieną mes sutinkame pamoką su neaiškiais dalykais, ar ne? Turime lentoje daug lėkščių. Sakė, ką mes darysime su tomis lėkštėmis, ką mes į jas dėsime. Tai noriu paaiškinti, ką šiandieną veiksime, ne? Yra suskirstyta į 3 grupės, užduotis 3 lygių. Dirbsite grupėse, užduotys yra pateiktos lentoje, jas nusiseksite, išspręsite kiekvienas individualiai ir paskui užrašysite atsakymą ant duoto lapelio ir klijuosite į savo kiekvieną lėkštę. Tai tiesiog pasirinksite kiekvieną savo lėkštę, galite užrašyti visą vardą lėkštėj, galite tik tai
vardo arba pavardės pirmąją raidę užrašyti. Kaip jums? Va jau ši grupė eina visiškai į pabaigą. Tikrinantis užduotis ir tuoj pradės vertinti save. Antroji grupė irgi jau pradėjo vertintis. Na ir liko trečioji grupė, kuri irgi jau visiškai baigė ir pradės taip pat tuoj greitai vertintis. Šiandieną mes pradėsime pamoką. Jūs atsiklausėte, kodėl ant jūsų stalų guli po baltą lapą. Dabar aš išdalinsiu kiekvienam po gabalėlį plastilino. Prašau, galite pasirinkti spalvą. Imat iš karto. Taip. Prašau. Dabar taip, kiekvienas gavote po vieną gabalėlį plastilino. Jį gražiai paimame ant to balto lapo, išklačiuojame, padarome ilgą tiesą, tarkime, arba atkarpą. Iš jos reikės išlankstyti savo vardo pirmąją raidę. Vadinasi, jinai turėtų būti didžioji raidė, ar ne? Tas raides mes suklijuosime. Su raidėmis. Mes tiesiog prieisim prie raidės ir numatysime, kas teisingų daugiau atliko užduočių. Lyginsime atliktas užduotis ir teisingas. Ar supratot? Prieisim? Net nežiūrėdami padėsit ranką prie tos raidės ir su tuo vaiku pasilyginsite užduotį. Jūs turite padėti ženklą daugiau ar mažiau. Kiek atliko Vestina tavo teisingų sprendimų? 7,5. Kotryna? Tai koks ženklas bus? Lygu. Šaunuoliai. Gustė ir Emilija ateina. Tarp jūsų raidyčių, koks ženklas atsiras? Gustelė tavo? 8. 6. Bet irgi labai geras rezultatas, bet ženklas vis tiek yra. Bet labai šaunu, kad Emilija šiandieną jau stipresniųjų užduotį sprendė. Labai džiaugiuosi jie. Kornelija ir Augustas pareinat. Kokį ženklą dėsit? 8. Kornelija. Irgi didesnis. Bet irgi Augustą galim pagirti, nes jis sprendė irgi jau stipresniųjų. Manto ir Žymanto. Jį reikia, taip, Manto ir Žymanto. Mantas įsprendė 3 užduotis, bet jas visas teisingai. Žymantas įsprendė kiek užduočių? 8 užduotis. Ir kiek gerų? Kiek gerų? 8 užduotys teisingos, nušaunuoliai. Mūsų klasėje ant mūsų langų prisnigo kažko tai, prisnigo užduočių. Kiekvienas eisite prie lango,
paimate bet kurią užduotį, ją atsakote ir klijuojate į kitą pusę langą. Pasižiūrėsime ir rinksime taškus. Pažiūrėsime, pas ką šiandieną veikia mūsų mąstymas aktyviausiai. Ir be abejonės turėsime ir sužinimus. Dabar taip. Aš manau, kad vien darykim taip. Stipresniųjų vienas eina, silpnesniųjų. Jeigu paėmus užduotį, tikrai neišsprendžiu, nes tai yra mintinas skaičiavimas. Aš turiu iš karto pasakyti atsakymą. Tai galite perduoti kitam. Eisime ratu. Nežinau, atiduodu ir savo nuožiūrą. Duodu užduoti kitam. Tarkim, aš priėjau, pasėmiau užduotėlę, žinau atsakymą, iš karto pasakęs atsakymą perkeliu smaidę į kitą pusę. Jeigu nežinau, pati tiesiog galvoju, kas galėtų šitą užduotį klasėje padaryti ir perduodu tą užduotį padaryti jau raštu ir tada skelbs užduotėlę. Ar supratote užduotis? Supratote, ne? Gerai, tai dabar Vestina, eini įmi užduotį. Dar greitai tik taip, įmi užduotį. Nes greitai tiesiog įmi ir sakai, ką tu gavai? 48 šaknies. Šaknis 48. Ar eina ištraukti šitą? Neina. Gerai, tada ar galėsi spręsti lentoj? Manau, ne? Eini prie lentos, aiste toliau. Mėgini spręsti ir jeigu spręsi, tada klijuoji, o jei ne, perduodi kitam. Taip? Ką gavai? Minus 14. Gal įsičiapau? Minus 14. Taip? Ne, net neįsitraukęs skaitai. Taip. Ne. Taip, minus 14, šaunuolė, tai kodėl tu nesakai? Prie minus 12 pridėti minus 2 yra minus 14. Aišku, jau gavo tašką. Gerai, toliau eina Kotryna. Greitai. Čia daugiau. Ką tai, kokį skaitai būdam? Trys ketvirtuoju. Taip, 3 ketvirtuoju. Na, mėgint skaičiuoti. Iš 3. Vienas teisingai. Ten tik aukščiau. Gerai, jūs einate. Emilija, taip? Greitai. 2000 ml. Šaunuolis iš karto taškas. Nu, labai gerai. Eina toliau. 4 sveiki, 2 septintasis dalinti iš 2 sveiki. Šiandieną aš jums paruošiau užduotėlę, kurią reikės atlikti ir atliksime pagal laiką. Tomas sakė, jam labai sunku atsibusti, tai kaip tik ir bus galimybė atsibusti ir pradėti labai intensyviai dirbti, kadangi šiandieną mūsų pamokos tikslas vėl gilintis į nelygybės, turėsime įspręsti 15 sprendimų, o tuos atvejus sunkesnius taip pat irgi turėsite pamėginti ir Aistės komandą. Aistė šiandieną, žiūriu, neturim, ne? Dabar yra duota užduotėlė, klausot atidžiai. Yra duota sodo takas. Matot? Iš abiejų pusių apjuosta žalia tvora. Ir spirale sodo takas veda į sodo vidurį. Šiandien aš į pamoką atsinešiau kiaulę taupyklę. Sodo taku bėga paršiukas. Bėga grinai tako vidurį. Matot atstumus, ar ne? Tai mėginti paskaičiuoti
Jis bėga nuo pačios pradžios, taip? Iki pat sodo vidurio. Bėga tako viduriu. Kokį atstumą paršiukas įveiks? Kokį atstumą paršiukas įveiks? Dabar kas norėtų ateiti ir apginti savo sprendimą, paaiškinti, kaip skaičiavo. Viduriu ėjo. Taip, ne 9, o 9. Taip. Taip. Tada čia jau buvo 7, taip, nes nuimam jau tą. Tada čia buvo 7. Na, čia jau belieka 5, ar ne? O čia jau belieka po 3, ar ne? Ir taip, Žymantai, taip. Taip, ir Kornelija, ir Žymantas atliko teisingai. Įsivaizduokit, vaikai, net nebereikalo paršiukas bėga viduriu. Tai vadinasi, jis atbėgo iki čia, jau beliko 9. Na,